Šiame video matysite, kaip mes apkeliavom Zakopanę. Donajaco upė, kalnus, taip pat Morskė oko ir daugiau. Nieko nelaukiant, pradėkim. Tačiau pirma, ką mums reikia padaryti, tai susiplanuoti visą kelionę. Pradedant nuo važiavimo, tai susitinkame Kaune ir nuo Kauno į Varšuvą, iš Varšuvos į Zakopanę. Tuomet apėję centrą einame tiesiai į mūsų hotelį. Tas 3 likusias dienas mes tiesiog praleisime Zakopanėj, o dabar žiūrėkime nuo pat pradžių. Dabar yra lygiai 2. Ui. Laukiu, kol gausiu momentą, kada galėsiu normaliai pavloginti, bet nieko tokio. Taigi, pajudėję, mūsų pirma stotelė buvo į Kauną. Važiavome apie 1:20, kas prisidėjo prie mūsų ryto laiko, tai jau buvo apie 3, gal net ir 4 ryto. Numetė ant žemės. Ale tik nuo 5 dirba. Dabar 4. Kaip to atrodai? O dabar atvykome į centrą ir jau atvykome į Zakopanę taip pat. Vaikščiojome keletą kilometrų, apsižiūrėjome aplinką ir tiesiog praleidome vakarą laisvai. Visa šita kelių kilometrų gatvė man priminė į Basanavičiaus gatvę, nes čia realiai gaminom ir maistą, dar piešinius. Aišku, radome ir Fashion Street, kur čia galėjo vaikščioti su savo gražiais drabužiais ir tiesiog mėgautis aplinka. Tuomet ėjom užsisakyti ledų, kas buvo labai keista, nes buvo įvairiausių skonių, tokių, kur net nesu mačiusi, kaip želės skonis. What the hell? Aš pasirinkau vyšnių skonio, nes man labai patinka vyšnios ir čia be cukraus, tai skonis buvo tikrai realistiškas. Šešios 30 atsikėlėme, 7 ėjome valgyti ir 7:40 išvažiavome iš hotelio. Man kasytė supinė. Ir kuprinė. Viskas viename. Taigi pagaliau priartėjome prie pakilimo vietos, į kalnus ir dabar tiesiog stovėjome eilėj. Reikėjo nusipirkti bilietus ir šokti į vieną iš tų keltuvų, kurie mus pakels į viršų, bet čia eilė buvo gigantiška ir gerai, kad mes buvom patys pirmi. Keisčiausia buvo tai, kad reikėjo iš vieno keltuvo lipti į kitą, kad pakilti dar aukščiau ir tai buvo, ta prasme, nerealu. Mane slėgis labai veikia, tačiau aš aukščio aišku nebijau. Net pradėjus važiuoti į pačią Zakopanę, man pradėjo užgulti ausis, tai buvo žiauriai keista, tai čia buvo dar keisčiau. O dabar mėgaukitės vaizdais. Pabandykite įsižiūrėti, ant kiek man drebėjo kojos nuo lipimo žemyn. Jūs tik pažiūrėkit.
Štai čia pristatome poilsio vietą, nemažas namelis su kavinė ir maistu. Mes, aišku, nusipirkome ledų, kas buvo nuostabu ir kainavo nedaug, tik 4 eurai, o zlotais tai buvo 17. Pavalgę iškart ėjome toliau, nes neturėjome daug laiko, o kelias buvo dar labai tolimas. Taigi štai čia ir baigėsi mūsų žygis 16 km, 24 000 žingsnių. Crazy! Mes varysime prie ežerų, kas yra 8 km į viršų. Palinkėkit sėkmės, bet viskas bus gerai ir patikėkit manim, aš esu pavargus kaip nežinau kas. Tai viskas bus gerai. Aš tai pavargau. Ale, kodėl aš drabužius filmuoju? Mano kuprinė tokia traškanti bus. Tai pažiūrėkit. Tiek daug šu. Kaip bimbas koks. Ir, ta prasme, bele koks gražus vaizdas. Jūs tik pasižiūrėkit. Einant aplink ežerą mes pamatėme tokį didžiulį krioklį, kuris buvo belenkoks gražus, ta prasme realybėj daug gražesnis. Ir čia, kaip matote, mėtame monetas, nes galima sugalvoti norą ir tipo jis išsipildys. Tuomet mes užsisakėme Oreo ledų, nes buvo labai karšta. Čia dar picos turim. Mes taip pat dalyvavom vakarieniai, kuri buvo labai tautiška ir lenkiška, bet dėja patiekalai, aišku, ne mano skonio. Tai. Per 4 dieną mes įsėdome į valteles ir pradėjom plaukti Dunajeco upe, kas truko mums apie 2 valandas. Ši upė nėra gili, tačiau kai kuriuose vietose yra daugiau nei 20 metrų gylis, kas yra labai nesaugu. O štai čia galite matyti tiltą, kuris jungia Slovakiją ir Lenkiją kartu. Šitoje pusėje yra Lenkija, o šitoje Slovakija, taip kad bet kuriuo metu galite nueiti iš Lenkijos į Slovakiją arba iš Slovakijos į Lenkiją. Štai ten aukštai galėjo matyti žmonės, kurie mums mojavo.
bet per kamerą nelabai matosi. Štai ten galite matyti didžiulį kryžių, tai yra ženklas, kad pagerbti žmonės tie, kurie nukrito nuo kalvos ir žuvo arba net paskendo šitoj upėj.